atgaivink mane. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagalis ir mielas dangiškas Tėve, šiandieną mes susirinkome tau leidus čia Kybartų bažnyčioje jau gavėnios laikotarpyje. Tai yra laikotarpyje, kuriame mes prisimename tavo Sūnaus mūsų Viešpaties Jėzaus sunkią kančią ir pasiaukojimą dėl žmonijos. Todėl suteik mums išminties, kad mes tavo veiklą, Viešpatie Jėzau, tavo meilę ir pasiaukojimą galėtume teisingai suprasti ir mums visiems pasinaudoti, kad tai atneštų mums džiaugsmą ir mūsų tikėjimo pastiprinimą. Tėve, tu žinai, kad mes pasaulyje turim įvairiausių rūpesčių ir sunkumų ir todėl mes šiandieną ateiname pas tave kaip pas tėvą ir norime tau pasiguosti ir paprašyti tavo dieviškos pagalbos ir išminties, nes mes žinome, kad išmintis daugeliu atveju tai yra tai, kuri padeda mums išspręsti problemas. Todėl mes prisimename, kad be tavęs nieko negalime padaryti, bet prašome tavosios angelų apsaugos ir prašome išminties, kad mes galėtumėm teisingai gyventi, kad gyvenimo pabaigoje mes galėtumėm džiaugtis, kad gyvename su tavim, tikėdami tavimi ir tavo žodžiu. Todėl šiandieną suvienink šventoje dvasioje mus visus, kad mes galėtumėm įsiklausyti į tai, ką tu kaip tėvas nori mums pasakyti. Mielas Tėve, mes girdėjome apie sergančius mūsų tikėjimo sesutes ir brolius. Mes girdėjome apie mūsų kunigą Liongindą, kuris sako, kad jau laukia tiesiog galo, tiesiog mirties. Tai liūdnos mintys, kada jam kas antrą dieną reikia daryti dializę, valyti kraują. Todėl, mielas Tėve, ir čia mes prašome išties savo pagalbos ranką, suteik išminties gydytojams, kad ir jam būtų suteikta atitinkama pagalba ir gyvenimo džiaugsmas galėtų vėlgi sugrįžti. Ir taip pat mes meldžiame ir už kitus mūsų tikėjimo sesutes ir brolius, kurie serga, ir prašome taip pat ir jiems tavosios dieviškos pagalbos. Ir toliau žvelgiame į kenčiantį pasaulio žmoniją ir prašome suteikti išminties ir tautų vadovams, kad karai būtų sustabdyti ir būtų liaujamasi žudyti, kankinti ir luošinti žmones. Viso to meldžiame ir dėkojame tau, Dieve mielasis, tavo Sūnaus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šiandieną perskaitysiu žodžius, kurie yra parašyti laiške Žydams apaštalo Povilo antrajame perskyrime 18 sakinyje. Pats iškentėjęs bandymus, jis gali padėti tiems, kurie yra bandomi. Ir dar Žydams laiške 4 perskyrime 14 ir 18 sakiniuose yra parašyta: mes turime didįjį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus, Dievo sūnų Jėzų. Taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visaip mėginta, tačiau nenusidėjusiai. Todėl visiškai pasitikėdami, artinkimės prie malonės sosto, kad patirtumėm gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu metu. Prašom sėstis. Galbūt dar galėtumėm skirsnelį iš giesmės pagiedoti. Galbūt 126 giesmės pirmąjį skirsnelį nepraeik, mielasis Jėzau, vargšą išklausyk. Nepraeik, mielasis Jėzau, vargšą išklausyk, kai kitus lankai meilingai,
vargai man pro šalį neik. Jėzau, Jėzau, vargšą išklausyk, kai kitus lankai meilingai, man pro šalį neik. Ačiū labai. Taigi šiandieną norėčiau perduoti Jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus nuo mūsų krašto vyresniojo Andriejaus Andrijanovo ir taip pat dar nuo Klaipėdos bendruomenės, kurioje man teko būti praėjusį trečiadienį. Taigi jie siunčia Jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Prašau. Taigi šiandien mes jau įstojame į gavėnios laikotarpį, kada yra prisimenamas Kristaus pasiaukojimas arba atėjimas į šitą pasaulį ir prisimenamas tas 40 dienų, kuris yra iki pat Velykų dienos. Ir iš Švento rašto, jeigu mes skaitome, tai dažnai yra skaitomas tas pasakojimas, kaip Kristus buvo pašauktas tarnystei ir kaip jis tą tarnystę turėjo pradėti tam tikru, galima taip sakyti, išmėginimu ir paruošimu ir tikru atsidavimu Dievui, jo pasitikėjimui. Nes paprastai turbūt mes žinome, kad ir studentai, kurie stoja į aukštąsias mokyklas, tai jie irgi turi praeiti tokį vadinamą studentų krikštą. Ir ten jiems taip pat yra pateikiami įvairiausi tokie žaidimai arba išmėginimai. Jiems ten reikia kažką suvalgyti, kažką ten parodyti, kažkokius uždavinius atlikti, kad jie įsimintų tai, kad jie būtent jau yra pasiruošę mokintis ir studijuoti ir klausyti viso to, kas bus jiems ten mokoma, būtent toje srityje, kurią jie buvo pasirinkę. Taigi ir Kristus pasirodo prieš tai, kai mielas Dievas jį pašaukė tarnystei ir kaip čia mes gražiai sakom, skaitėme šiandieną, kad Jėzus galėtų tapti vyriausiuoju kunigu, jis turėjo praeiti pro dangus, jis turėjo praeiti prie išmėginimus ir patikrinimus, ar jisai gali būti vyriausiuoju kunigu. Nes pasirodo, kad šitas pasaulis, kuriame mes gyvenam, kurį Dievas sutvėrė, Dievas norėjo, kad vis dėlto šitas pasaulis būtų valdomas ir kad vis dėlto būtų galima prie žmonių prieiti, tai reikėjo vis dėlto tapti panašiu į žmones. Nes Dievui pasirodo susikalbėti su žmonėmis, kurie yra kūniški, buvo gan sudėtinga. Nes jau po Nojaus tvano, kai mes skaitome, kai Dievas pastebėjo ir jisai bandė visokiausiais būdais auklėti žemėje gyvenančius žmones. Nes juk reikėjo juos išmokyti, ką jie gali valgyti, ko jie negali valgyti, kaip jie gali ir turi tarpusavėje sugyventi žmogus su žmogumi, netgi Adomas su savo žmona Ieva. Tai jiems nebuvo paprastas uždavinys. Ir turbūt kiekvienam žmogui, kuris ateina į šitą gyvenimą, gyvenimas yra pilnas visokiausių išbandymų, visokiausių pamokų. Ir mes visą gyvenimą mokomės ir dažnai iš savo ir svetimų klaidų. Ir vis tų klaidų mes vis dar darom, nes išmokti ir gyventi teisingai yra beveik neįmanoma. Mes visi kažkur kažkiek klystame ir todėl gyvenimas yra didžiulė pamoka mums. Ir Dievas pastebėjo, kad su žmonėmis susitarti kaip su dvasinėmis būtybėmis neišeina, kadangi žmogus yra kūnas. Ir su juo susikalbėti dvasiškai pasirodo neina. Ir Dievas mėgino ir ieškojo galimybių ir būdų, kaip prieiti prie žmogaus.
ar per angelus, ar per gamtos dėsnius, kaip jam kalbėti. Ir štai Dievas siuntė įvairius išmėginimus ir žmonės matė daug įvairiausių nelaimių, ligų, pavojų. Jie išgyveno taip pat ir pranašų perspėjimus. Ir Dievas vis dėlto pastebėjo, kad su žmonėmis susitarti ir juos palenkti, kad jie būtų paklusnus jo žodžiui, yra gan sudėtinga. Ir Dievas pastebėjo ir sakė, kad aš matau, kad žmogus iš pat mažų dienų, jo mintys yra linkusios į blogą. Ir turbūt mes tą jau puikiai žinom iš žmogaus prigimties, kad blogų dalykų žmonių mokinti, netgi mažų vaikučių mokinti blogų dalykų nereikia. Nes tas blogis kažkaip jau yra tiesiog pačioje žmogaus prigimtyje jau kūne. Žmogus yra tingus tikėti, tingus dirbti. Žmogus ieško, kaip užvaldyti kitą žmogų, jį išnaudoti, jį apgauti ir panašiai. Ir tai, ar tai jisai bus mažas, ar jisai bus didesnis, žmogus vis tiek turi savyje gyvenantį egoizmą. Ir būtent jį nugalėti žmogus praktiškai mokosi, o kartais net nesimoko visą gyvenimą. Kad vis dėlto yra sakoma, kad labiausiai, ką žmogus myli, tai jisai myli save. Ir todėl Dievo įsakymas buvo ir yra šiandieną, kad Dievas norėjo išmokyti žmonės, kad visų pirma žmogus turi mylėti Dievą ir savo artimą kaip save patį. Bet kad ir kiek tai buvo ir yra mokoma, to išmokyti žmogų vis dėlto yra gan sudėtinga. Tai būtent Dievas siuntė ir mėgino su žmonėmis kalbėti, kaip jau minėjau, ir nelaimėmis. Ir buvo galvojama, kad jeigu žmonės žinos, kad jeigu jie gyvens negražiai tarpusavyje, jeigu jie kariaus, tai Dievas gali jiems atsiųsti tiesiog masinį sunaikinimą. Ir anuo metu, kaip mes skaitome, didžioji žmonijos dalis ir net gyvūnijos dalis buvo sunaikinta būtent tvano vandens, kuris užpildė visą šitą žemę, kurioje mes gyvename. Ir atrodo, kad tai turėjo būti pamoka visai žmonijai, kad jie galėtų stengtis gyventi geriau, kad tokių katastrofų daugiau nebebūtų. Bet kaip jau mes stebime žmonijos istoriją, tai Nojaus tvanas nedaug ką padėjo žmonijos gyvenimui. Ir žmonija ir toliau taip pat kariavo, taip pat vogė, taip pat veidmainiavo ir taip pat darė tai, ką darė ir jų protėviai. Ir todėl nugalėti nuodėmę arba įgyvendinti teisingumą žemėje vis dėlto iki šiol dar nepavyksta Dievui, kuris mėgino auklėti ir tebeauklėja žmoniją dar iki šių dienų. Taigi Dievas siuntė pranašus, kurie vis dėlto turėjo apsakyti Dievo valią. Bet žmonija daugelį pranašų, kuriuos Dievas atsiuntė, tiesiog juos užčiaupė arba juos nužudė. Ir jie sakė, kad mūsų kunigai ir mes patys nustatysim, kas yra teisinga ir teisų. Ir jokio Dievo čia mums nereikia, kuris mums nusakytų taisyklės, kaip mums gyventi. Mes patys būsime dievai ir patys nusistatysime savo taisyklės. Ir mes tie, kurie jauni, stiprūs ir galingesni, bei turtingesni ir išmintingesni, mes vadovausime visiems kitiems, kurie yra silpnesni už mus. Tai galima taip sakyti, kad panašiai čia yra toks džiunglių įstatymas kaip ir gyvūnijos pasaulyje, kur paprastai vadovauja tie, kurie yra stipresni, didesni, išmintingesni ir kurie turi daugiau turto. Tai panašiai mes galime pastebėti dar turbūt ir šių laikų pasaulyje, kad irgi panašiai yra taip, kad stipresnės ir didesnės valstybės nori vadovauti,
visam pasauliui arba nori užvaldyti visą pasaulį. Ir tą mes galime pastebėti, kad iki šiol, kai vyksta karai, tai būtent didžiosios valstybės, kurios turi daugiau žmonių, daugiau ginklų ir daugiau galbūt išminties ir sugebėjimų, paprastai jos nori užvaldyti visą pasaulį. Todėl Dievas visuomet ieškojo, kamgi būtų galima duoti ir perleisti vadovavimą šito pasaulio ir žmonijos. Nes kiek tik tai karalių buvo žemėje ir kiek tik tai buvo kunigų žemėje, dėl reikia pastebėti, kad nebuvo tokio karaliaus arba tokio kunigo, apie kurį būtų galima pasakyti, kad jis yra geras. Taigi gero nebuvo nei vieno karaliaus, nes paprastai jeigu karalius būna geras, tai jisai būna geras vieniems, bet blogas kitiems. Ir iš viso, kad visiems žmonėms įtiktų karalius arba netgi Dievas, tai yra gan sudėtinga. Ir visi žmonės, kaip bebūtų gal keista, turi savo nuomonę ir savo tikslus ir savo laimės supratimą ir savo malonumų supratimą, kas jiems maloniausia ir kas jiems yra geriausia. Todėl Dievas per tūkstančius metų, stebėdamas žmonijos gyvenimą, jisai vis dėlto ieškojo žmogaus, kurį būtų galima pasiųsti į pasaulį, kuris nebūtų toks kaip kiti visi žmonės, kuris nebūtų godus, kuris nebūtų užsispyręs ir kuris sugebėtų mylėti netgi savo priešus. Tai buvo atrastas ir buvo pasiųstas į šitą pasaulį Dievo sūnus mūsų viešpats Jėzus. Ir prieš tai, ko Jėzui Dievas pavedė šitą pasaulį, tai jis turėjo įrodyti, ar jis yra vertas tokio pašaukimo ir tokio įgaliojimo. Ar jisai gali būti vyriausiųjų kunigų ir ar jam galima būtų duoti valdyti visą kūną, visą žmoniją ir visą žmonijos teismą ir jos ateitį paduoti į jo rankas. Taigi pasirodo, kad paduoti žmonijos ateitį po mirties į vieno ar kito žmogaus rankas, tai yra didžiulė atsakomybė. Nes paprastai, kiek jau mes stebime žmonės, tai mes galime pastebėti, kad rasti žmogų, kuris taip mylėtų žmoniją, kad atiduotų savo gyvybę už ją ir kad netgi už tuos atiduotų gyvybę, kurie jį patį žudo, tai tokių žmonių reikėjo ieškoti. Ir tam buvo išrastas ir surastas mūsų viešpats Jėzus Kristus, kurį Dievas išsirinko. Ir apie ką jisai pasakė ir davė Dievui atsakymą. Jisai sakė, štai Dieve, aš einu pildyti tavoje valią. Nes pasirodo, kad šitas pasaulis yra nuostabiai sutvertas ir kad jį sutvėrė Dievas, tai mes galime stebėti ir tuo jau nereikia per daug įtikinėti netgi mokslininkus ir žmonės, kurie užsiiminėja pasaulio sutvėrimo tyrinėjimu arba astronomija, archeologija ir kitais mokslais. Tai kartais netgi yra užduodamas toks gal įdomus klausimas, kaip reikėtų įrodyti, kad Dievo nėra, ką reikėtų pasakyti, kad įrodyti, kad Dievo nėra. Nes visa žemė, kūrinyje ir gyvybė žemėje ir sąmonė bei išmintis žemėje tiesiog pati liudyja, kad šitokia išmintis, kuri yra sudėta į pasaulį, į visatą, jinai pati savęs susikurti negalėjo.
kad negyva materija šitokio sąmoningumo jinai neturi savyje pati. Todėl visa kūrinyje tiesiog liudija, kad šito pasaulio sutvėrėjas yra labai išmintingas ir jo išmintis yra žmogui netgi neaprėpiama. Mes esame girdėję apie daug žmonių, kurie buvo labai išmintingi, tai būtų Saliamonas, ar tai būtų tokie mokslininkai Tesla, ar Niutonas, ar Einšteinas, ar kiti žmonės, kurie buvo labai išmintingi, bet šitie žmonės dar vis dėlto savo išmintimi toli gražu neatspindėjo ir nebeatspindi viso šito pasaulio sukūrėjo Dievo. Taigi, visas šitas pasaulis mums liudija, kad kūrėjas jo yra Dievas. Ir žmonija per tūkstančius metų norėjo surasti ir pažinti Dievą. Ir suprasti, kasgi jisai iš viso yra. Ir į kągi jisai panašus. Ar jis yra dvasia, ar jis yra panašus į žmogų, kur jisai gyvena. Ir ar jisai ateina ir būna prie žmonių čia žemėje, ar jisai gyvena bažnyčiose, ar kur jisai iš viso apsistoja ir ar iš vis jam reikalinga yra vieta ir iš viso ar jis egzistuoja laike. Nes yra sakoma, kad Dievas neegzistuoja laike, nes laikas ir atmosfera arba vietovė jo neriboja. Ir negalime būtų pasakyti, kad Dievas buvo vakar ten arba šiandien čia, nes Dievas neturi nei pradžios, nei galo, ko dėja mums suprasti, kurie mes esame turintys pradžią ir pabaigą, dėja neišeina. Mums atrodo, kad jeigu mes kažkada tai gimėme, tai mes turėjome pradžią. Tai jeigu mes turėjome pradžią, tai ir Dievas turėjo turėti pradžią. Bet Dievas pradžios neturėjo, prie to mums suprasti neina. Nes kūnai turi pradžią ir pabaigą, tuo tarpu dvasia dėja tos pradžios ir pabaigos neturi. O iš kur atsiranda dvasia, arba iš kur atsirado Dievas, į tai dėja irgi atsakyti niekam neišeina. Ties to mes turime tiesiog nusilenkti ir pasakyti, kad tiesiog nežinom. Taigi, koksgi yra Dievas? Vieniems Dievas buvo ir yra labai piktas Dievas, labai ant nuodėmės pykstantis Dievas, labai daug iš žmonių reikalaujantis ir netgi žudantis Dievas, kankinantis Dievą žmonės per amžius už vieną ar kitą nuodėmę. Tai tokiu požiūriu mes esame jau girdėję. Bet taip pat mes esame girdėję dar ir tai, kad Dievas yra geras geriesiems ir kad pas geruosius Dievas yra geras, pas piktuosius Dievas yra piktas. Taigi, ir nei vieni, nei kiti negali pasakyti, koks iš tiesų yra Dievas. Mes galim tik įsivaizduoti, kad Dievas turėtų būti geras, kad Dievas turėtų būti meilė, kad pas Dievą galėtų ateiti visi žmonės ir kad Dievas niekuomet nenori žmogaus kančios, nenori jo skausmo ir nenori jo mirties. Taigi žmonės anksčiau galvodavo, kad Dievas nesupranta žmonių kančios, kad Dievas nežino, kaip jaučiasi žmogus gyvendamas kūne. Tai mes kartais galbūt net neįvertiname dieviškosios išminties ir jo gerumo. Nes Dievas, kuris mus sutvėrė, jis puikiausiai žino ir supranta per tiek tūkstančių metų žmonijos gyvenimo žemėje, kas žmogui yra gera ir kas žmogui yra bloga. Bet kad žmogus galėtų patikėti, kad Dievas jį supranta, tai Dievas būtent turėjo pasiųsti į pasaulį savo sūnų Jėzų, kad mes kaip žmonės galėtumėm suprasti, kad Dievas mus puikiai pažįsta, jis mus puikiai supranta ir jisai žino visas mūsų mintis jau iš tolo, nes netgi apie Dievo žodį buvo ir yra sakoma, kad Dievo žodis atskiria žmogaus mintis ir jo nuomonę jau žino iš tolo. Ir jau netgi šiandieną yra nemažai žmonių ir tokių psichologų
ir netgi jau yra manoma, kad bus sukurti tokie prietaisai, kurie jau gali tiesiog fiksuoti žmogaus jausmus ir žmogaus mintis. Tai jeigu jau šiandieną žmogus gali sukurti tokius prietaisus, kurie gali, arba bent jau šiek tiek gali, suprasti ir jausti, kaip jaučiasi žmogus ir ką jisai galvoja, tai juo labiau Dievas, kuris tą patį žmogų ir protą jam davė ir jį sutvėrė. Taigi mes galime būti ramūs, kad mielas Dievas puikiausiai mus supranta, puikiausiai mus pažįsta ir tą jisai norėjo pasakyti per Jėzų, kurį jisai siuntė į šitą pasaulį. Ir čia buvo primenama būtent šiandieną žodyje apaštalo laiške Žydams, kad Jėzus buvo būtent žmogaus kūne ir jisai žino, ką reiškia praeiti visą tai, tą gyvenimą ir praeiti tuos išbandymus, kuriuos Jėzus turėjo gyvendamas šitame pasaulyje. Taigi Jėzus gali mus puikiai suprasti. Nes mes turbūt esame girdėję, kad yra įvairių religijų ir jos turi ir turėjo įvairius Dievo pažinimus arba supratimus Dievo. Jeigu mes pažiūrėtumėm į Senojo testamento Dievą, kuriuo tikėjo ir šiandien dar tiki žydų tautos žmonės, tai žydų tautos žmonės tikėjo, kad Dievas yra labai piktas Dievas. Ir kad norint Dievą pamalodinti, kad jis nebūtų toks piktas, tai Dievui reikia ne tik tai, kad klausyti jo žodžių, bet jam atnešti aukas, gyvulius, o kartais dar reikėdavo netgi pasiūlyti, įrodant jam savo meilę, netgi pasiūlyti jam savo kūdikius. Tarsi Abraomas, kuris Izaoką norėjo paaukoti, kad parodyti Dievui savo meilę ir pasitikėjimą juo. Taigi tai buvo požiūris, kurį turėjo žydų tautos žmonės. Ir yra tautų, kurios tiki, kad Dievui reikia būti labai nuolankiu. Yra tikėjimų, kurie turi 5 kartus per dieną klauptis ant kelių ir prieš Dievą melstis 5 kartus dienoje. Ir yra įvairiausi griežti įsakymai, kaip jie turi rengtis, ką jie turi valgyti, ko jie neturi valgyti. Taigi daug yra įvairiausių nuostatų ir reikalavimų, kaip garbinti Dievą ir kaip jam patikti. Tuo tarpu mes esame dėkingi mūsų mielam viešpačiui Jėzui, kuris norėjo pasakyti, kad Dievas niekuomet nereikalauja iš mūsų jokių priesaikų, jokių aukų, jokios kančios ir kankinimuose. Nes buvo žmonių, kurie tikėjo, kad Dievui labai reikia pasiaukoti, eiti į vienuolynus, nevalgyti vienokio kitokių maisto, ar tai mėsos, ar tai kitokio maisto produktų. Kai kurie netgi badaudavo ir netgi mirdavo iš bado. Kai kurie stovėdavo ant stulpo daugybę metų galvodami, kad Dievui labai patinka, jeigu žmogus meldžiasi dieną ir naktį stovėdamas ant stulpo. Taigi naivūs tikėjimai buvo ir naivus požiūris į Dievą, kad Dievas yra kažkoks tai baudėjas, kuris reikalauja iš žmogaus kančios. Tuo tarpu Dievas yra meilė ir jisai norėjo pasakyti visai žmonijai, kad visą, ką jisai nori pasakyti žmogui, kad jisai būtų laimingas, kad jisai jaustųsi mylimas ir jaustųsi amžinai mylimas ir amžinai gyvas. Kad Dievas niekuomet ir niekada nenorėjo žmogui pakenkti, atimti iš jo laisvę, atimti iš jo sveikatą ar džiaugsmą. Taigi Dievas, kurį mums apreiškė mūsų viešpats Jėzus, jis norėjo pasakyti, kad mūsų Dievas yra meilė. Ir mes esame dėkingi mielam dangiškam Tėvui, kad iš mūsų nėra reikalaujama būtinai aukoti savo gyvenimus, aukoti bažnyčiai, kad būtų čia galima rinktis pamaldose, nes
Mes, kai buvome Klaipėdoje, tai išgirdome tokius kaltinimus, kur yra rašoma internete apie mūsų bažnyčią, kad mūsų bažnyčios yra apšildomos, jos yra didžiulės, kokie pinigai ten yra sudedami. Tai daugeliu žmonių ateina tam tikras pavydas ir jie sako, tai iš kur dabar tie pinigai? Ateina keli žmonės į bažnyčią, Klaipėdoje ar kitose miestuose, didžiulės bažnyčios, yra gražiai išremontuotos, išpuoštos, apšildomos, o ateina keli žmonės. Tai iš kur jie ima pinigus? Tai gal jie ten kokias narkotikus pardavinėja, ar dar ką nors daro? Iš kur jie gauna tų pinigų? Taigi tam tikras pavydas, kad čia mūsų bažnyčioje nėra reikalaujama žmonių aukoti, bet žmonės, mūsų tikėjimo sesutės ir broliai, būtent savo tikėjimą išrodo nuoširdžių aukojimų. Ir kad tos aukos, kurias mūsų tikėjimo sesutės ir broliai būtent atneša į viešpaties šventovę, jų dėka mes galime šiandieną melstis bažnyčioje ir šiltoje bažnyčioje. Ir už tai mes esame dėkingi mielam Dievui. Ir tai nėra prievarta. Žmogus gali atnešti, bet gali ne. Nors mes skaitome, kad pirmoje apaštališkoje bažnyčioje buvo galvojama, kad reikia iš tikinčiųjų atimti turtą ir kad paskui statyti šventovės bažnyčias ir kiekvienam tikinčiajam duoti tiek, kiek jam reikia. Bet mes esame dėkingi mielam dangiškam tėvui, kad apaštališkoje bažnyčioje šitokios praktikos nėra. Kad čia nėra reikalaujama iš žmonių turtų. Ir jeigu žmonės tiesiog, dabar yra labai paprastai. Jeigu mes kaip žmonės negausime aukų iš mūsų tikėjimo sesučių ir brolių iš kitų šalių, tai mes tiesiog negalėsime būti bažnyčiose. Bažnyčios bus parduotos ir nieko čia pas mus nebeliks. Bet mes esame dėkingi būtent mielam dangiškam tėvui, kad iki šiol mes galime mėgautis mielo dangiško tėvo gerumu, jo tėviško aprūpinimu ir jo meilę mes galime jausti ir už tai mes esame dėkingi. Be abejo, mes taip pat, kaip ir mūsų viešpats Jėzus, kuris buvo gundomas dykumoje, nes prieš būtent pašaukiamas į tarnystę Jėzus turėjo būti gerai patikrintas. Jis 40 parų buvo išvestas po vandens krikšto, kai jisai buvo pakrikštytas. Ir kai Dievas kalbėjo tada iš dangaus ir sakė, tai yra mano mylimasis sūnus, aš juo gėriuosi. Ir Dievas, kai jį tada pasiuntė į dykumą, tai ten 40 parų Jėzus buvo bandomas. Ir ten, būdamas išalkęs, štai prieina prie jo šėtonas ir sako, jei esi Dievo sūnus, tai liepk, kad šitie akmenys pavirstų tau į duoną. Bet Jėzus jam pasakė, žmogus minta ne vien tik tai duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo burnos. Tai tam tikra prasme tai buvo tam tikras išbandymas ir Jėzos patikrinimas. Ar jam svarbiausia yra kūno geiduliai, tai reiškia alkis, jam yra svarbiau, ar jam vis dėlto svarbiau yra Dievo žodis. Ir mes turbūt skaitome, kad Jėzus, kai jisai buvo prie šulinio ten Samarijoje ir kai mokiniai atnešė jam valgyti, jis buvo išalkęs. Ir kai jam buvo pasiūlyta valgyti, Jėzus sako, aš turiu valgio valgyti, apie kurį jūs nežinote. Tai apaštalai sako, kas jam davė valgyti, gal ta moteris jam davė valgyti ar kas. Bet jis kalbėjo, kad būtent dieviškas valgis, mano valgis yra pildyti mano dangiškojo tėvo valią. Labai įdomiai. Jėzui svarbiausia buvo Dievo valios pildymas ir Dievas būtent norėjo patikrinti, ar jam svarbiausia visų pirma žemiški dalykai, ar visų pirma dieviški dalykai. Ir kai mes buvome pašaukti čia į bažnyčią kaip kunigai, tai mums taip pat buvo panašiai pasakyta. Mūsų bažnyčia jums išlaikymo ir socialinių garantijų neduos.
Čia jūs negausite nei stažo, nei atlyginimo. Bet jūs galite pasakyti dabar Dievui taip arba ne. Ar jūs sutinkate būti Kristaus pasiuntiniais ir skelbti Evangeliją arba ne. Jūs galite atsisakyti, galite ne. Tai aš sakau taip, mielai, aš galiu ir aš esu dėkingas mielam Dievui, kad per šitiek metų jis vis dėlto išsaugojo ir manyje ir jumise tą tikėjimą, kad mes dar galime vis dėlto tarnauti. Be abejo, nereiškia, kad mums nereikia duonos. Mes turime užsidirbti, mes turime valgyti duoną, bet Jėzus buvo patikrintas ir buvo jisai jau įrodęs Dievui ir apaštalams, kad svarbiausia jam vis dėlto pildyti Dievo valią. Ir apaštalai, netgi apaštalas Povilas sako, man gaila, kad aš likau vienas ir daugelis apaštalų, jie pasuko į pasaulį ir ieškojo naudos savo, vis dėlto kūniškos. Ir jisai liko vienas ir jam tas buvo irgi panašiai kaip ir Jėzui, Evangelijos skelbimas visų pirma, o visa kita jam buvo pridėta. Tai būtent Jėzus vėlgi toliau buvo gundomas dykumoje ir jam šėtonas parodė visas pasaulio karalystės, auksą, sidabrą ir visus turtus. Ir jam pasakė būtent, kad visą tai tau atiduosiu, jeigu atsiklaupęs pagarbinsi mane. Bet Jėzus sakė, tai tu turi Dievui tarnauti ir jam vienam, ir vieną garbinti, ir jam vienam tarnauti. Ir Jėzus nepasidavė toms pagundoms, kurias būtent šitas pasaulis pasiūlė. Taigi, Jėzus buvo tame patikrintas dar ir dar buvo patikrintas dar ir tuo, kad buvo pasakyta jam, jis buvo užvestas ant bažnyčios stogo ir buvo sakoma, šok nuo bažnyčios, nes parašyta, kad angelai tave ant rankų nešios, kad tu kojos neįsimuštumei į akmenį. Bet Jėzus jam atsakė šėtonai vėl, parašyta yra taip pat. Negundyk viešpaties savo Dievo. Labai įdomiai Jėzus pasako, kad šėtonas jau turi reikalo ne su Jėzumi kaip su žmogumi, bet jisai turi jau reikalą su Jėzumi kaip su Dievu. Nes sakė, parašyta yra, negundyk viešpaties savo Dievo. Taigi Jėzus pasakė, kad jis yra šėtono Dievas. Ir jis turi jam tarnauti, tai yra jam nusilenkti, o ne atvirkščiai. Taigi Jėzus šitos išbandymus praėjo. Ir mes skaitome, ką jisai dar išgyveno. Jis išgyveno daugybės kunigų, daugybės žmonių netikėjimą, daugybė išgauliojimų, daugybė negražių žodžių, netgi mūšių ir paniekos dalykų. Jis tą patyrė. Todėl jis būtent, kai mes šiandieną praeinam prie vienokius ar kitokius dalykus, tai be abejo mes galime būti tikri, kad mūsų viešpats Jėzus puikiausiai mus pažįsta ir puikiausiai žino, pro ką mes praeiname. Tai kartais jam galbūt sunku yra mums pasakyti, nes daugeliu atveju mums trūksta tikėjimo, kad suprasti ir išgirsti tai, ką mūsų viešpats nori mums pasakyti, kaip mums apsisaugoti, kaip mums pasielgti vienokio ar kitokio atveju. Taigi ir kai mes išgirdome tokį tą šmeižtą prieš mūsų bažnyčią, prieš mūsų kunigus, tai galvojame, kaip į tai atsakyti. Ar atsakyti, kad mūsų viešpats yra Jėzus sakęs, kad visi žmonės, kurie apie mus blogai kalba, kurie iš mūsų tyčiojasi, juokiasi, jie turėtų prisiminti Jėzaus žodžius, kad ką jūs padarėte vienam iš mano mažutėlių, tai jūs padarėte man. Ir jeigu žmonės negražiai kalba apie mus, tai jie negražiai kalba apie Jėzų. Ir mes jų nebausim, mes jų neteisim, bet mes pasitikėme mūsų viešpatimi Jėzumi, kuris yra pilnas malonės ir gailestingumo. Bet kartais galbūt, tai aš kalbėjau ten mūsų tarnybos brolio valandoje, kad galbūt kartais į tokius šmeižtus, į tokius negražius dalykus, gal geriau reikėtų netgi
visai nereaguoti, tiesiog nekreipti dėmesio. Nes šventas raštas mums kartais primena, kad jeigu tu užčiuopi bičių pikį, tai tu gali rankas susitepti. Arba kitaip tariant, jeigu mes pradėsime oboliauti su šėtonu arba ginčyti su juo, tai mes patys išsitepsime ir pasidarysime susitepę nuodėmę, susitepę pykčiu, nes mūsų diakonas, kai jis išgirdo tą tokį negražų atsiliepimą apie mūsų bažnyčią, tai jisai sako, aš buvau pilnas pykčio, aš nežinojau, ką galėčiau padaryti, atrodo. Bet tai būtent tai ir yra, kad mes neturėtumėm išsitepti pykčio, bet mes turėtumėm, kaip ir Viešpats Jėzus sakė, į blogį pamėginti atsakyti gėriu ir paprašyti mielo dangiško tėvo, kad tas šmeižtas, pavydas ar tas kerštas, kuris yra išsakomas prieš Viešpatį Jėzų, prieš mus, prieš bažnyčią ir panašus dalykai, jie būtų paversti į meilę, į gerumą, į supratimą ir susitaikymą. Kad vis dėlto mes visų pirma ieškotume dangaus karalystės ir jo šlovės, o visa kita bus pridėta ir kad mes prisimename, kad neteiskime patys, mylieji, bet visą teismą paduokime Viešpačiui, kuris moka teisti teisingai. Ir nežinau, kaip visą tai bus, yra manoma kviestis tuos žmonės, kurie domisi būtent apie bažnyčios pinigus, apie bažnyčios turtus, apie bažnyčios šventumą, apie žmonių mažumą, kad jiems paaiškinti, iš kur čia tie pinigai, iš kur čia tie žmonės, kodėl jų čia mažai, kas čia mes tokie esame ir panašiai. Tai nežinau, galbūt tai ir gerai, bet iš mano pusės, tai gal aš ir klystu, bet ko gero turbūt, kad geriausiai būtų tiesiog nekreipti dėmesio. Taigi, mielas Dievas suteikia mums išminties, kad mes galėtumėm ir čia priimti teisingus sprendimus, kad vėliau mums vis dėlto nereikėtų gailėtis, bet mes puikiai tą žinom, kad Jėzui buvo išsakyti tokie kaltinimai, kurie buvo, prilyginami mirtinam nusikaltimui, už kuriuos Jėzus taip pat ir buvo nužudytas, nors jisai nieko blogo nei vienam atrodo žmogui nebedarė, bet vis dėlto jis buvo nuteistas mirties bausme. Todėl ir čia apaštalas labai gražiai pasako, todėl visiškai pasitikėdami mes artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu metu. Kaip gražiai yra pasakyta, gauti pagalbą deramu metu. Amen. Šiandien